Gerą dieną dar kartą. Čia nežinau, veiksmas vykst. Panevėžė. Žmonės, 3 autobusai atvažiavo. Manau, kad susirinks normaliai. Viens jau išvažiavo. Laiku spėjau į tualetų nueiti. O tai, kai autobusai atvažiavo 3 iš kartą, tai jau buvo nemažai čia jų. Nu va. Ką, tęsiam kelionę. Čia esam prie Ukmergės viadui. Tai vat, sustojam. Atliekam reikaliukus, didelius mažus ir lekiam toliau. Diena graži, saulėta, nors nėra labai karšta. Reikia nusimti šitą terbo, užsidėjau. Terbo, kai terbokrauskis. Tai va, džiugu. Net 3 autobusai čia degalinė vienu metu suvažiavo. Tai reiškia, žmonės aktyvus, aišku, daugelis pažįstamas, vienus kitą gal išmatymą, nes būtent dažniausiai tai vis tie patys renkamės visur, nes aišku, ir daugiau gal prisijungtų žmonių, tikiuosi, kad prisijungi daugiau ir mūsų tampis daugiau ir kai tapsim daugumą ir nesileisim tarpusavį supriešinami sistemai tarnaujančių aferistų. Nu, va tada ir pasimatys tie mūsų rezultatai. Nes būnant viens kitiem priešais, besiperždami tarpusavį, tai gausis kaip ir toj pasakoj. Крылова, ar Келотина, я dabar neatsimenu. Однажды лебедь рагда щука, вести поклажей воз взялись. Поклажа бы казалась и для них легка, да лебедь врется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет к воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Tai va čia labai mums tink. Nu ir daug jau aš metų. Nežinau jau kiek aš metų tą patį kartuoju. Ir bet vis tiek ne visiems tai. Kiekvienas nori būti mandresnis viens už kitą. Nesugeba būti paprastesnį. Aš visada sakau, kad nereik lyderio. Reik būti komanda. Nes tie lyderiai nori būti viens už kitą mandresnį. Visi tampa žmonės į skirtingas pusės. O jeigu mes būtumėm komanda, tai reiškia mes veiktumėm komandiniu principu ir netampytumėm žmonių į skirtingas pusės. O būtent tai reikalinga. Norint nugalėti sistemą, kuri vykda nusikaltimus prieš Lietuvą ir prieš Lietuvoje gyvenančius žmonės, grobsta Lietuvos turtą, veik prieš Lietuvos interesus, tai dabar pagalvokit. Turėjom pigią elektrą. Iš Baltarusijos galėjom pirkti negana, kad jie uždarė Ignalinos atominę elektrinę. Nors jinai ne Ignalinas kažkodėl sakoma yra. Visaginai yra tenai. Man keista sakyti Lietuvos atominę elektrinę sakyti. Ir negana to, kad jie uždarė tą elektrinę, kuri galėjo dirbti ir nešti. Ne tik mes tą elektrą galėjom turėti, bet ir parduoti kitom šalim. Tai mums uždarė tą elektrinę. Vienu žodžiu, viskas yra daroma, kad Lietuva neturėtų savo pajamų, kad jinai gyventų iš globalistų duodamų pinigų. Globalistai, kai terorą naudoja. Jeigu jūs taip nedarysit, mes jums pinigų neduosim. O kalbščia Europos Sąjunga užšaldė pinigus, taip ir taip. Tai tas užšaldyms tas ir yra. Mes neturim gyventi iš labdaros. Iš kažkieno tai, kas pames mums pinigų, kas nepames. Mes turim valstybę vystyti taip, kad valstybė
gyventų savo paties, sugebėtų pati užsidirbti pinigus, o ne iš kažkokių tai pinigų kažkieno tai duodam. Tuo labiau, kad į Europos Sąjungą tai mes pinigus tai patys irgi į fondą tenai duodam tos pinigus, tai leidžiam paskirstyti. Tai mes patys galim savo pinigus skirstyti. Mums nereikia, kad kažkas mūsų pinigų skirstyti. Mūsų visų pareiga yra tas pats, kas į įmonę valdant. Kiekvienas įmonės vadovas. Jisai daro viską, kad įmonė turėtų kuo geresnį rezultatą, kad jinai nebankrutuotų. Aišku, ten kai kurie kitaip daro. Bet aš kalbu apie normalų, normalią strategiją, kokia turėtų būti. Tai tu viską darai, kad ta įmonė veiktų, kad jinai neštų pelną, kad jinai būtų pelninga. Tas pats ir su valstybė yra. Tai įsivaizduokit, koks durnius gali sudirbti santykius su Rusija, su Baltarusija, sunaikinti savo geležinkelius, o atimti iš savo valstybės pajamas. Tai čia yra veikims prieš Lietuvą. Klaipėdos jūrų uostą irgi visur sumažino pajamas valstybės, atėmė iš valstybės. Ir atėmė taip iš valstybės pajamas ir daugiau tą visą, ką atėm, bando per mokesčius susigrąžinti vėl jas. Įsivaizduojat, sunaikinti, kad valstybė neturėtų pati neuždirbtų pinigų ir įvaro valstybė į skolas ir daugiau tas skolas perkraunant žmonių, mokesčius didindami visokias nesąmonės sudarinėdami. Tai, bet čia, paprasta kaip 2 kapeikas, pasakyčiau. Bet yra žmonių, kurie, nesuvoktų. Valstybė turi gyventi iš savo, išgyventi ir iš savo, tų ekonomikas, iš savo, ekonomikas, veikiančias ekonomikas. Nebūti išlaikyti ne kažkieno, ir tenai nulenkus galvą prašyti, kad kažkas tau duotų pinigų. Turi uždirbti pinigus. Valstybė turi būti pelninga, o ne paskendus skolose. Paprast visiškai dalykas kiekvienam. Sveikas, smegenis turintis žmogus, kiekvienas turi tą suprasti. Labai paprasti dalykai. Tai... O kodėl čia viskas nesąmonės tokias vyksta? Todėl, kad nėra Lietuvoj teisėsaugos. Aš nuolat kartojuosi, nes kalbu tą patį, gal kažkas pasakys, kad taip, aš kalbu tą patį, nes ką aš kalbu, tai kalbu tai, kas yra. Nauja, aš tai nieko nesugalvosiu. Bet niekaip mums visiems nedain, kad mes turime išspręsti tą problemą. O išspręsti tą problemą galim tik tai susivienyje. Nesvarbu, kad nėra žmonių vienodų. Žmonės nebijo robotai yra. Jie vieną modelę, mašinas būna nevienodas. Robotai galbūt nevienodi. Bet žmonės yra skirtingi. Bet tai, kad jie skirtingi, tai nereiškia, kad jie nėra tos valstybės šeimininkai. Nesvarbu, kad dabar su mumis valstybė užvaldžiusias padugnės nesiskaita. Ir jie mūsų valstybę skaita kaip savo valstybę. Bet tai ta valstybė yra mūsų. Kiekvienas Lietuvos žmogus yra tos valstybės šeimininkas. Ir saujelė tų parsidavėlių, kurie atstovauja globalistų interesus ir vykda čia jų planus, nėra valstybė mūsų. Jie tik yra tos valstybės priešai realiai. Tai užtat, turim nustoti tarpusavį ieškoti priešų. Tarpusavį turiu omeny. Nes tie realūs priešai tai yra tie, kurie užvaldė mūsų valstybę, kurie išgrobstė valstybės turtą, pridarė nusikalstamų sutarčių. Kaip dujas pigiausiai yra
gabenamas dujas. Tikriausiai daugelis iš jūsų žino, kad man tai nuo mokyklos laikų žino, man mokytoja, kad dabar neatsimenu, tiksliai nepasakysiu, kokį tą mokytoją man pasakė, bet atsimenu, kad vat, sėdėjom ten mokyklos, mūsų klasė buvo antrame aukšte ir vat, grinai mokytoja aiškiai. Ar mokytojas, neatsimenu. Senai bebuvo. Tai pigiausias gabenims, nu tai tada dar, žinai, nežinau, vis tiek vaiks būdams, kad yra vamzdžiais gabenama pigiausiai. Tai va. Reiškia, dujas turiu tikėti vamzdžiais, o ne laivais tiesiai per aplinkui. Per offshorus visokius Bermudose ar dar ten kur. Tai vat ir yra. Mes galim tą valstybę pasidaryti komfortišką, vat gyventi. Bet mes ją turim pirmiausiai susigrąžinti iš tų, kurie tą valstybę naikina. Pateikdami savi kaip tos valstybės šeimininkais. Reiškia, Lietuvos valstybės žmonės vergai, o jie šeimininkai. Bet viskas yra atvirkščiai. Tai kiekvienas valstybės tarnautojas yra vergs Lietuvos žmonių ir jis turi atstovauti, nes jisai gauna atlyginimą, mes jiem visi mokesčių mokėtojai, o Lietuvoje gyvenantys žmonės yra visi mokesčių mokėtojai, netgi ir tas benamis, kuris prie parduotuvės ten į puoduką prisirenk centų, jisai eini į parduotuvę, perk PVM mokestį. Tai vat, reikia ir tą suprast, kad mes visi esam mokesčių mokėtojai. Nes mes mažiausiai ką mokam, vis tiek PVM mokam. Čia gal yra vienas kits, kuris nieko neperka iš parduotuvės, taip sugeba išgyventi. Bet dauguma mūsų tai vis tiek perkam parduotuviai, mokam mokesčius. Ir tie netgi, kur dirbat užsienyje, irgi siunčiat pinigus savo į Lietuvą, už tos pačius pinigus irgi perkama viskas yra čia, mokami PVM mokams. Ir aš pats daug metų gyvenau, pradirbau irgi užsienį. Tai viską, ką uždirbi, siunti savo šalį. Dabar žiūrėkit, tie, kur yra investuotojai, užsienio šalių investuotojai. Nu, tai čia tipo gerai, tas investicijas, ne gerai, bet visas tas pelnas išvažiuoja iš mūsų šalies. Mūsų šaliai naudinga yra tai, kad visi pinigai pasiliktų mūsų šaly ir keltų mūsų šalies kokybę, kokį biškesnį gyvenimą darytų mūsų šaly. O čia mums įdiegta kitaip, nes tie, kurie žmonės protaujantis ir aš pats, nuo pat mažens aš toks į verslą linkęs esu. Ir visiškai nesvarbu, kad vėl pasikartosiu, ką kalb kažkokie žmonės, jūs paimkit, patikrinkit ir pramuškit. Ir suprasit, kas yra kas. Tai vat, kurt reikia, uždirbt turit. Tur valstybė irgi uždirbt, nes mūsų valstybė yra tranzitinė, labai geroj vietoje mes esame. Ir viskas sudirba, va tie, kurie nutraukė santykius su Baltarusija, su Rusija, padarė didžiulę žalą Lietuvai. O jie bando apkaltinti tuos, kurie pasako, kad jie tie padugnės padarė žalą, nes jie padarė, kad mūsų valstybė netektų pajamų. Mes turim viską daryti, kad mūsų valstybė gautų pajamas, o ne kad gyventų iš išmaldų, iš skolų kažkokių, už kurias reikia mokėti palūkanas. Mes turim patys išgyventi.
Tai vat ir turim viską daryti. Tas pats ir, kad vat, norim, kad vat, nu tai kiekvienas logiškai mąstantis žmogus turi suprasti, kad ar geriau pigiau pirkti kažką, ar pigiau. Ar brangiau, ar pigiau pirkti. Nu tai aš manau, kad tai nemanau, tai čia blema. Esu giliai įsitikinęs, kad mūsų valstybė turi stengtis pirkti pigiau, o ne daryti viską, kad brangiau viskas būtų. O dabar, kaip ir kalbėjau apie dujas, ne? Nu tai jau dujas turim pirkti, kas mums jas pasiūlo pigiausiai, gabentis jas turim par vamzdžius, nes kad pigiausiai būtų. Tai nuo to geriai mūsų gyvenimo kokybė, nes kuo mes mokam pigiau už dujas, tuo reiškia mums geriau gyventi bus, ne? Visiems Lietuvos žmonėms bus geriau gyventi. Tas pats ir su nafta. Tas pats ir su elektra. Kaip ir minėjau, galėjome savo atominę elektrinę turėti, ne? Ir dar parduoti elektros, energiją kaimyniniam šalim. Bet vidiniai Lietuvos priešai, išdavikai veikiantis prieš Lietuvą, viską padarė kitaip, kad Lietuva netektų pelną ir uždarytų savo atominę elektrinę, kuri, nu, ne tik, kad mums patiems pigiai elektra būtų garantuota, bet ir parduot galėtume. Ne kartą susakęs irgi, nežinau, kurie čia mane dabar žiūrit, kurie kalbat, jeigu aš labai daug metų va čia viską tą kalbą. Kai kurie bando pateikti, kad aš nei šioks, nei toks, aš nesuvokiu nieko. Mano politinės pažiūros niekada nesikeitė. Jeigu vat viską peržiūrėtumėt, viską vat tą patį ir pamatytumėt. Nes, nu, mano vat logika ir mano vat tas charakteris aiškiai rodo, kad valstybė turi gyventi ne skolose vat paskendus ir neskandinamas skolose, bet uždirbant pinigus. Visą laiką tą sakiau. Ir sakau dabar, kad valstybė turėtų pirkti dujas, elektrą iš tų, kurie pigiausiai pasiūlo. Tarpininkai, vat visi tarpininkai visur padaryti. Elektra, dujas, ne tarpininkai visokie. Visur tarpininkų pridaryta visokių. Tarpininkai yra tam, kad iščiulp pinigus iš jūsų. Ir kad pelną negautų valstybė, bet gautų tie iš mūsų valstybė. Tai kas dabar tie elektros tinklai išvedžioti, kas čia viską padarė. Ne? Jau senai buvo viskas padaryta. Daug čia tų atnaujinimų vyksta. Visi pagrindai yra padaryti iš senai. Visą laiką sakiau ir dabar sakau, kad visos strateginės įmonės turi priklausyti valstybei ir būti valstybinės. Tai garantuotų mūsų socialinės garantijas visas. Stabilumą valstybės duotų. Kadangi mūsų valstybė išgrobstyta, privatizuota viską ir visas pelnas, kuris galėtų būti mūsų valstybės, jie išvažiuoja iš mūsų šalies. Tai kam tai yra naudinga? Tai tiem naudinga, kurie tą mūsų valstybę privatizavo, ne? Tai čia nekartą esu minėjęs ir dabar vėl paminėsiu, kad Mažeikių naftą, ne? Už 1 litrą pardavė tenai, ne? Už 1 litrą ir ten magaryčių, ten paskolų ten dar pridavė. Tai įsivaizduojat. Tai jum dabar, už 1 litrą man parduokit. Aš galėjau irgi už 1 litrą tą Mažeikių naftą nusipirkti. Kodėl kažkokiam Amerika tenai, Williams, ne, kas ten. Ten grinai, nuplauta. Tokia gamykla, tokia strateginė gamykla, grinai pavogta iš mūsų visų, iš Lietuvos žmonių. Nes visi Lietuvos žmonės buvo tos gamyklos savininkai.
Nes tai yra mūsų turtas, valstybės turtas yra visų mūsų turtas. Reiškia, tie aferistai, kurie užvaldė valstybę, gražioj formoj numuilina Mažeikių naftą ir durnelius įjungia, čia viskas tipo gerai. O kaip jums atrodo, ar čia viskas gerai? Nėra viskas gerai. Tai va, daug tokių visokių bairių, suprantat, bet tai mes galim viską pakeisti. Kol esam gyvi, ne, kol turim pulsą, mes galim daug. Bet tai, kad kažką padaryti, reikia visų pirma pradėti daryti. O kita, mes turim būti daugumą. Nes kol mes nebūsim daugumą, kol mes leisimės, kiršiname ir vieni vat, ant kitų varysim ten, kol mes būsim pralaimėtojais. Tai vat viskas priklauso nuo mūsų visų. Norim būti pralaimėtojai. Pralaimėtojais. Norim būti, ne? Nu, tai klausykim Lekstučių, Kelertų. Visur darykim priešus vieni kito. Ką daro Lekstutis ir Kelertas? Kiršint žmonės. Nustatinėjai vienus prieš kitus. Meluoj. Atvirai meluoj. Šmeiž, juodin. Pasižiūrėkit, kokius straipsnių prirašė apie mane. Tada, kol aš pats, kol pats nepatiri to, kol pats galvoju, gerai mok meluoti žmonės. Įtikinamai meluoja. Nu, va, tai todėl, va, ir pešamės tarpusavį, nustatinėjai vienus prieš kitus, nu, ir mes gaunamės, o, čia tas prie Lovenų, tas prie Lovenų. O tai gerai, kaip jūs norite tą valstybę pakeisti? Čia ne lovys yra, čia valstybės vairis. Kaip jūs norit pakeisti valstybę, jeigu jūs nenorit, kad kiti žmonės tą valstybę pradėtų valdyti? O, čia tas prie Lovenų. Tai jūs logiškai, vat viską įvertinkit. Kodėl va taip yra sakoma? Todėl yra taip sakoma, kad visas jų tikslas apsaugoti juos. O čia kameras yra. Taip aš darau, kai kameras yra, kurios pažįst veidus. Čia pilna visur keliuose pristatyta tų kamerų, kur veidus pažįst. Daugelis jūsų gal net nežino, kad čia atvažiuojate ir visur jumis fiksuoja, kur jūs esate. Čia vat globalistų irgi tas vat išmislas, kad fiksuoti visus žmonės, kur kas yra. Miestuose irgi tos kameras užstovi. Tai va. Niekada nesileiskit ir vat klausydamės, vat, tiek ir manęs klausydamis, jūs tikrinkit informaciją, žiūrėkit, būkit objektyvus, o ne naiviai tikėkit vienais, ką vieni sako. Aš nesuprantu, man tai keista netgi, kaip žmonės gali tikėti, vat, grinai šizofreninės fantastikas, va tokių pagrindų sukurtus, tokias nesąmonės, tokius klėdėsius. O tiek straipsnių prarašyta, tokias atakas darė tas, ir daugiau pats kaltina kitus žmonės tuom, ko pats užsijėm. Pats šmeiž juodin kitus žmonės, supranti, ir daugiau tos žmonės, kurios pats šmeiž juodin, apkaltin tuo, ką pats daro. Ant kiek reikia būti naglaunu. Nu tai čia esu giliai įsitikinęs, kad tik tai sistemai tarnaujantis idiots va taip galėtų elgtis. Nes jeigu tu netarnauji sistemai, tai tu stengias suvienyti žmonės, kad pasiekti rezultatą, kad nugalėtų tą sistemą. Ką aš visą gyvenimą ir darau. Ir dabar pastebiu, daug kas anksčiau mane irgi, durnelių, kad čia nori suvienyti, neįmanomus dalykus padaryti. O dabar jau ir patys jie, taip panašiai jau pradėt šnekėti. Nes gal palengva pradėt suvokti. Nes norint kažką pakeisti, turim tapti daugumą. O, čia tas kitaip galvoju, čia tas blogai, ne tas. Ir dar kartą sakau irgi, mes esam žmonės skirtingi, bet visi esam to šalies šeimininkai. Mes negalim ignoruoti kitokias nuomonės žmonių. Jie turi tokią nuomonę, mes turim priimti, kad jie turi tokią nuomonę ir pasiekti tikslą, o tikslas yra susigrąžinti valstybę iš aferistų.
Ir tie nėra žmonės mūsų priešai, kurie turi kitokią nuomonę. Jie paprasčiausiai turi kitokią nuomonę. Mūsų tikslas yra parodyti, kieno ta nuomonė teisinga yra. Gal jų ta nuomonė netgi teisinga, ne mūsų. Nes tą turi nuspręsti daugumą. Tai vat ką reikia padaryti? Pirmiausiai reikia susivienyti. Pirmiausiai reikia susigrąžinti tam valstybę iš tų, kurie klastoja rinkimus, fabrikuoja baudžiamasias bylas, sodina nekaltus žmonės į kalėjimą. Va, mūsų priešas yra pagrindinis. Apkrauna mumis mokesčiais, nutraukia pigios energijos šaltinius ir džiaugias, atėm iš mūsų valstybinę valiutą, grinai priima antikonstitucinius sprendimus. Įsivaizduojat, konstitucinis teismas priim antikonstitucinius sprendimus ir aiškin, kad tai yra teisinga. Jum rodo į baltą ir sako, kad tai yra juoda, o juoda padaro baltą. Ir jūs tuo patikit, jūs tą priimat. Nors tai taip nėra. Tai va, nustokim būti vieni kitiem priešais. Nes priešą turim vieną, kurį galim nugalėti. Ir turim nugalėti. Nes būtent tas priešas mūsų valstybė vedė susinaikinimą. Todėl mylėkim savo šalį, mylėkim savo kalbą, tradicijas, papročius ir padarykim viską, kad apginti Lietuvą, Lietuvos konstitucinę santvarką ir Lietuvos interesus. Padaryti Lietuvą teisingą, teisinę valstybę, kurioje teismai nevykdytų gaujos užsakomus susidorojimus su žmonėm, bet vykdytų teisingumą. Tai yra visų mūsų pareiga ir visiems mums yra reikalinga. Tai kodėl mums nenustojus ieškoti vieni kituose priešų ir nepadaryti to, kas mūsų valstybė ir mums patiems yra reikalinga. Va. Aš esu giliai įsitikinęs, kad mes padarytą galim. Bet turim nustoti vieni kitus žeminti, taškytis visaip tenai. Vieni vatnikai, kiti fašistai. Fašistai yra valstybė užvaldę padugnės, kurie priiminėja antikonstitucinius sprendimus, apkrauna mus mokesčiais ir dirbtinai sukelia kainas, elektros, naftos, kitų dalykų. Tad susiimkim, susigrąžinkim savo valstybę, padarykim, kad toj valstybėje viskas veiktų taip, kaip turi veikti, o ne leiskim mūsų valstybei įgyvendinti globalistų planus ir vesti mūsų valstybę į susinaikinimą. Tai va, norėčiau, kad jūs parašytumėt komentarus, kurioj vietoj sutinkat su manim, kurioj vietoj prieštaraujat galbūt man. Ieškokim sprendimų ir visada juos surasim. Problemas turi būti sprendžiamas, o ne kuriamas. Jeigu mes problemas nuolat kursim, o nespręsim jas, nuolat gyvensim
problemose. Žmogus negali būti laimingas, nuolat būdams problemose. Tad kurkim savo valstybę tokią, kuriuoj problemas būtų sprendžiamas, o ne kuriamas jos. Taigi iki, toliau kažkada vėl išeisiu į eterį. Nežinau, kam nepatinka, galite ir neklausyti, nežiūrėti, o kam įdomu, džiugu, kad pasižiūrit, paklausot, palaikot. Diskusijose gimsta tiesa.